kartą esi pagalvojusi po barnio, kad gal su manim kažkas yra negerai. Prie šitos idėjos mus priveda tai, kad prieš pradedant pokalbį, kai aš ateinu pakalbėti apie santykių problemas, kaip aš jaučiuosi, ką aš išgyvenu, gaunu tokias frazės, kad aš pradėjau knisti protą, vėl pradedu ir su mano galva kažkas negerai. Ir būtent tada aš atsisėdu ir pagalvoju, dar analizuoju, kad aš atėjau pakalbėti, bet man pasakė, kad aš per jautriai reagavau, kad aš netaip supratau, kad aš netaip kažką dar susakiau. Ir tada sėdi ir galvoji, kur tos yra šaknis. Kas yra teisus iš mūsų? Dėlioji faktus ir žiūri, kur ką netaip padarai. Analizuoji, bet su laiku nustoji tai daryti. Tu nebepasitikė savo vidaus būseną. Tai, ką jauti, ką matai, ką girdi, tau tampa svetima. Nes per dažnai girdėjai, kad tu prisigalvoji. Ir tada atrodytų, vyras yra teisus. Tu patiki jojo žodžiais ir išbrauki save. Tu patiki, kad esi problema santykių, kad su tavim kažkas yra negerai, kad tai tu keli barnius. Ir jeigu jau taip jautiesi, jeigu nuolatos tau kartoja, kad su tavim kažkas yra negerai, tu provokuoji, tu problema. Nelik su tą mintim viena. Ateik į mūsų moterų bendruomenę ir pasižiūrėk, ar tikrai esi problema, ar aplinka kažkaip ne taip. Tave spaudžia. Pasižiūrėk, kas giliau šitos visos situacijos yra. Išklausyk moterų istorijas, kai jos nustojo save kaltinti ir be kaltės jausmo pažiūrėjo faktams į akis. Kai be isterijų ir pykčio, jos išėjo į kitą etapą, į aiškumą. Ir aiškiai pradėjo matyti, tai kas vis dėlto yra santykių problema. Be kaltinimų, tik su aiškumu. Taigi, komentuok grupė ir per atsiųstą nuorodą prisijunk į mūsų moterų bendruomenę. Mes tavęs laukiam.